Ar jūs žinote skirtumus tarp šitų žodžių? Lesson, class, school, subject, lecture, course. Kaip pavyzdžiui tokiuose sakiniuose. She gives piano lessons. See you after classes. School begins at 8 o'clock. Biology is my favorite subject. I have a lecture at 9 tomorrow. He wants to take a cooking course. Taigi svarbu žinoti, kad kalbant apie laikotarpį, per kurį kažkas išmokstama, vartojamas žodis lesson. Čia pamoka reiškia vieną sesiją su mokytoju. Pavyzdžiui, a driving lesson. Kalbėdami apie pamoką kaip veiklą, į kurią susirenka mokinių grupė, sakome class. Pavyzdžiui, a yoga class. Turėdami galvoje laiką, kurį vaikai praleidžia mokymosi įstaigoje, galime kalbėti apie pamokas plačiąja prasme, vartodami šioje reikšmėje bendrą žodį school. Pavyzdžiui, after school activities. Kalbėdami apie pamoką kaip dėstomąjį dalyką, mokslo šaką ir discipliną, vartojame žodį subject. Pavyzdžiui, academic subjects. Kai kalbama apie kokiam nors dalykui arba temai skirtą paskaitą universitete arba kolegijoje, sakoma lecture. Pavyzdžiui, a public lecture. Na, o jeigu kalbame apie ilgesnę mokymosi programą, kurią sudaro pamokas arba paskaitos, vartojame žodį course. Pavyzdžiui, a language course. Dabar šitų žodžių jūs nepainiosite. Like, save and share.